Nu štai, dabar parodysime jums šalto dūmo generatoriai, kuom skiriasi. Čia yra Kamado kepsniniai, Texas Club, šiaip superinis irgi daiktas, bet va jo dydis yra kelis kart mažesnis negu mūsų stalčiaus, kurį mes naudojame rūkyklose. Tai naudojam dulkes, naudojam skiedras, arba galima tokias didelės drožles irgi galima naudoti. Šiaip galima dėti, pavyzdžiui, kad lėčiau degtų, galima dėti iš pat pradžių dulkes, paskui maišyti. Aš, pavyzdžiui, maišau dulkes su bornek drožlėmis, skiedromis galima, va tokios frakcijos su dulkėmis, su tokiomis dulkėmis. Ir labai gerai dega, atitinka tas, ir daug dūmo gaunasi. Tai jeigu mes čia pradžiai bus dulkės degs labai lėtai ir dūmo mažiau, netgi mes mažiau galime ir įpilti, tai čia toliau dūmo tankis didės ir greičiau degs, bet dūmo bus daugiau, tai tas labai gerai. Įdeginėję mes jas tiesiog su tokiu pačiu paprasčiausiu įkūrėju. Nu, reikia šiek tiek pasitreniruoti. Kelis kartus rekomenduoju įkurti per kelis kartus. Aš net kartais arba padedu ant vėjo, arba tiesiog dar ir papučiu dar, kad įsipūstų. Tai irgi būna, kad kuo daugiau įsikurtų, kelias 3-5 minutės palaikom ir dedam į rūkyklą. Dabar, jeigu norim dar padidinti dūmo kiekį, tai taip maždaug va šita turėtų degti apie parą iki paros. O jeigu norim padidinti dūmo kiekį, siūlau tiesiog dar per vidurį padaryti dar vieną židinį. Ir tada trigubai daugiau bus dūmo. Tai dažniausiai tinka antrą dieną rūkyti. Pirmai dienai pakanka, kaip tik mažesnio dūmo reikėtų. Tai va štai antras židinys ir mes tokį įkurtą palaukiam, kol įsikurs gerai, vis dar po truputį įkūrinėdami ir dedam tiesiog į rūkyklą. Ir tiesiog dedama į rūkyklą. Ir va, štai šiuo metu pas mus rūkinasi, matot kaip dega. Antrą dieną mes rūkiname jaučio liežuvius, šaltas dūmas, nieko nereikia, taip įdėjai ir realiai pusę dienos arba parą laiko tiesiog jisai dūmas milksta ir atlieka savo darbą. O dūmas gaminasi šaltas, temperatūra nepakyla, kiek lauke, tiek ir čia. Šaltas rūkymas iki 30. Nu, o štai čia, o dabar maždaug o tiek gaunasi dūmo. Na štai, jau jaučio liežuviai rūksta, spalvai gavo, dar jiems truputėlį reikės pasirūkinti. Bet labai patogus, labai pigus būdas rūkyti šaltai. Nėra turbūt pigesnio būdo, nereikia nei elektros, nei kažkokio tai papildomų priedų. Tiesiog dedam drožlės, dulkes, galim jas maišyti, įkūrėm. Aš štai su tokiu, matot, prietaisu. Ir viskas. Ir maždaug iki paros gali rūkti. Kitą dieną atėjai, vėl išsivaliai dūmo generatorius tos ir vėl pripildai ir vėl įkūrei. Lengviausias būdas rūkyti šaltai.